Labas vakaras, jūsų ekranuose laida Ofiso dramos ir aš jos vedėja Paulina Botyriūtė. Ko gero, ne vienas esame pagalvoję apie nuosavą verslą ir kaip būtų gera jį turėti. Bet kaip atrodo verslo pradžia? Kas lieka verslo užkuliuosiuose, apie tai šiandien kalbame su verslininke Asta Dagilė. Labas, Asta. Labas. Šiandien turi sėkmingą buhalterinių paslaugų verslą, bet žinau, kad kažkada tau muzika buvo artimesnė nei buhalterio profesija. Papasakok, kaip atradai būtent buhalterio profesiją. Oi, čia galima long story trumpai pasakyti, turbūt. Tai tiesiog, būdama 6 metų darželėje gavau pasiūlymą, nes pas mane tobula klausa groti smuiku. Aišku, mane išrinko, aš buvau išrinktoji ir taip prasidėjo muzikos kelias, vaikystėje labai. O jau paaugus ir bestudijuojant supratau, kad netenkina mane šitą karjerą, netenkina perspektyva Lietuvoje, o į užsienį niekada nenorėjau išvykti. Tai šeimos versle reikėjo truputį patvarkyti buhalterijos sritį, nuėjau 2 savaičių kursus ir ėmiausi mamos buhalterijos tvarkymą. O apie ką tas buvo pirmas šeimos verslas? Tuo metu mama turėjo restoraną. Turėjo restoraną, naktinę parduotuvę, dar barą, ten buvo reikalų ir popierizmo, nebuvo jokių apskaitos programų, buvo Excelio žurnalai. Na, buvo tikrai labai įdomus dar laikai, gūdus popieriniai, bet ten pradėjau. Vėliau brolis pradėjo savo verslą, kas bus buhalterė. Aš. Po tų 2 savaičių kurso? Taip. Mano drąsos, aš nežinau, už kiek. Iš tiesų, tai pas mane, tai buvo to entuziazmo ir drąsos, bet ačiū šeimai už tai, kad jie gerai daryk. Tai o brolio verslas buvo daug sudėtingesnis, buvo importas iš tuo metu dar net ne ES, tai per muitinės naudotų automobilių detalės. Dabar aš į tokį verslą nosies nekišu ir su tokiais sakau, ne, čia mes nenorim su tuo dirbti. Ir brolio verslą pradėjau tvarkyti. Ir tada aš išmokau daryti labai gerai, nes darau saviem. Na, čia neatsileisi savęs iš darbo ir pabėgsi nuo atsakomybės, ar ne? Ai, apsisuksiu ant kulno ir išeisiu. Pas dažną darbuotoją, yra šiek tiek to tokio, lengvabūdiškumo šitoje vietoje. Išmokau daryti viską iki galo, išmokau stengtis, daug ieškoti, man labai patiko ieškoti, man labai patiko kapstyti, domėtis, Tax.lt buvo toks puslapis, tai ten mirkdavau porom. Ir po to jau žmonės, kai matė tą kokybę, kaip aš darau, kas tau daro, tai va, sesuo, padaryk ir man. Ir pirmi 20 klientų atėjo tik iš rekomendacijų. Mes pradėjom nuo tų 2 savaičių kurso ir paskui girdžiu, kiek daug buvo praktikos. Tai norint tapti geru buhalteriu, tai kiek čia figūruoja ta teorija, o kiek iš esmės praktika? Be teorijos praktikui nelabai pavyks. Iš tikrųjų, mano didžiausias lūžis buvo, kai aš tokia, turėdama 2% realiai, dabar suprantu, turėdama 2% savo to žinojimo, aš išmaniau debetus tuo metu, aš žinojau kreditus, aš pati labai daug mokiausi. Tai vienas per 2 savaitės gali daug išmokti, kitas per 2 metus tiek neišmoks, nes jisai nedės savo pastangų. Bet aš papuoliau prie labai stiprios vyrbuhalterės, kuri parodė man labai gerą dalyką. Kad nebūtina pačiai viską žinoti. Reikia tik žinoti, kas žino. Čia toksai. Ir kur rasti informaciją. Taip. Tai ta tema skambink tam, ta tema kitam, trečiam. Ir jinai turėjo tokį tinklą aplink save sukūrusi žmonių. Ir jinai labai gražiai deleguodavo užduotis, ką aš išmokau ir pamačiau. Ji labai gražiai viską suderindavo. Pati tenai nepersidirbdavo, grįždavo iš masažo apie vidurdienį. Ir aš pagalvojau, žinai, ir aš irgi taip noriu ir galiu. Tai ir tada pradėjau truputį kitaip viską dėlioti. Ar savo versle tai ir taikai ir dabar esi toks vadovas? Ne, aš iš masažo vidurį. Supratau. Žinoma, taip. Iš tiesų yra delegavimas, nes jeigu mes norime daryti verslą, ar mano buhalterija, ar grožio salonas, bet kokį, tai turi daryti kiti, o aš turiu deleguoti ir vadovauti. Labai aiškiai atskirti, kur yra vadovas, o kur yra darbuotojai. Vienareikšmiškai. Šis buhalterinių paslaugų verslas, jis nebuvo tavo pirmasis verslas. Ar kažkas buvo prieš tai iš verslų? Ne, tai kai aš jau įsivažiavau į buhalteriją, man pasidarė nuobodu. Čia eigoj. Eigoj aš jau turėjau buhalteriją, bet kas yra buhalterija? Buhalterija yra juodoji skylė. Mes niekada nesakom gerų naujienų. Niekas nesidžiaugia gerų balansų, blogų balansų arba PVM deklaracija. Mes visada rašom laiškus, reikia sumokėti tiek mokesčių ir tiek algų. Mes visą laiką sakom, duokit dar ir tokią neigiamą emociją nešam žmonėm. Tai tada pradėjau ieškoti kažkokio tokio malonumo gyvenime ir netikėtai
pramogų verslas, tai pripučiamų batutų nuoma. Pabandžiau. Gerai visai suveikė pirmas sezonas, tada surizikavau, užsakiau iš Kinijos jau tokį profesionalų batutą. Gerai suėjo sezonas, o po to padedu pavasaros ir galvoju, aš noriu jos turbūt ir po stogu pakišti, nes realiai pripučiami batutai nuoma, tai laukia sezonas 2,5 mėnesio maksimum Lietuvoje prie mūsų klimato. Ir tada buvom pirmieji Lietuvoje, kurie padarė pripučiamų batutų erdvę po stogu. Visus metus. Startavom tokioj baisioj sovietiniai aktų saliai. Nes net neįsivaizdavau, kas tai bus ir kaip čia viskas atrodys, tiesiog turiu batutą ir pastatau ir žiūriu. Sprogo tada, iš tiesų sprogo, nes tiek, kiek planavau, tai 3 kartus daugiau turėjau klientų ir tada atsirado mano pirmi skaičiavimai, pavyks, nepavyks, nes viskas buvo išskaičiuota, aš žinojau, kad mes turim turėti mažiausiai 20 gimtadienių į mėnesį, mes antrą mėnesį turim 35, trečią 42, ketvirtą 52, ta prasme, ten viskas neša viską. Tada mes ant tų 52 pasiskaičiuojam filialą Vilniuje, nes supranti, kad pradės toj kopijuoti, nes yra pasisekimas, Vilniuje atidarom, super optimistiniais skaičiavimais, per 2 metus neįsisukam ir aš suprantu, kad aš turiu uždaryti verslo filialą. Nors pradžia buvo tokia graži. Ir nebuvo net labai negražios pabaigos Vilniuje, bet mes nepasiekėm tų rezultatų, kurių tikėjomės. Tiesiog. Ir aš tada supratau, kad, dirbti vardan darbo aš nemėgstu ir vėl aš grįžtu, aš visada turiu šalia buhalteriją, kuri toksai varikliukas pamatas ir aš tada pagalvoju, tai neverta, per daug vargo, per mažai rezultato, nepasiekėm to bent optimalaus plano, nes buvo planas visada pas mane. Ir nebankrutavimo, tiesiog uždarėm nepelningą vietą. Kaunas liko, bet po to, aišku, per COVID tokie verslai buvo nužudyti. COVID ne tik žmonės galabijo, galiu tokį žodį. COVID labai daug ir verslų uždarė. Kokią svarbiausią pamoką būtent iš šitos patirties pasėmei? Optimizmas yra gerai, bet realizmas dar geriau. Ne, iš tiesų, taip, mes tada antrą tą vietą atidarėme super optimistiniais skaičiavimais. Viena pamoka ir antra pamoka nieko asmeniško, bet aš Vilniečių taip ir nesupratau. Net tikrai. Aš pati esu kaunietė ir tai yra 100 kilometrų atrodo, ane? Tai yra nedidelis atstumas ir mes turėtume vieni kitus puikiai suprasti. Man nepavyko. Tai reiškia, mes turime labai gerai įsivertinti, net už 100 km, turbūt net ir už 50 km kito miesto mentalitetą ir turėti ten savo agentą vietinę, kuris mums paaiškins, ko čia reikia, ką čia mėgsta ir tikrai priimti informaciją. Tai 2 pamokas išsinešiau iš to verslo. Radau tavo žodžius, visos klaidos versle jau padarytos, naudokitės patirtimi. Apie kokias klaidas tas skaudžiausias kalbi? Kaip banaliai nuskambėsiu, kaip buhalterė, kaip finansų strategija. Neskaičiavimas ir neplanavimas ir strateginio plano neturėjimas. Verslai dabar gyvena dvejopoje atmosferoje. Vieni bando išgyventi ir tie, kurie bando išgyventi, neskaičiuoja, neplanuoja, nekontroliuoja, neseka, nekenčia Excelio. Na jau ne, jie net fiziškai taip atkreipus dėmesį, jie net fiziškai visaip kaip rodo, kad aš ne. Tai va, tai šitie bando išgyventi, kurie neskaičiuoja. O tie, kurie skaičiuoja, strateguoja, jie tiesiog savo tikslų siekia. Būna geresnių metų, blogesnių, tenai periodų laikotarpių, bet jie tiesiog skaičiuoja, analizuoja, stebi ir tada viskas vyksta kur kas geriau. Ar teisingai girdžiu, kad ir tas pačias klaidas, kurias tu padarei ir matai, kad ir dabar daro pradedantieji verslininkai, būtent dėl neskaičiavimo? Žinoma, 80% neskaičiuoja, ramiai. Taigi kiek mes turime tų intuityviųjų verslų? Viena kategorija – vaikiški drabužiai. Tai kai vaikus augina, mums reikia vaikiškų rūbelių, jie beprotiškai brangus. Ir tada užsukam biznį ir po to parduodam elektroninę parduotuvę, kuri negeneruoja ne tai, kad pelno, bet net neatidirba savęs. Kodėl? Todėl, kad nepaskaičiuota. Todėl, kad nėra supratimo, kad jeigu aš nusipirkau už 10 ir parduosiu už 20, kad čia gerą biznį darau. Nepaeis. Ne. Ir šitų klaidų labai daug kas daro. Yra kita kategorija, kurie savo hobį bando paversti verslu, bet nenori atsitraukti į vadovavimą. Ne, aš čia geriausiai padarysiu, ne, aš čia viską darau, aš čia pats geriausias ir fainiausias. Tai čia yra irgi tokios labai 2 klasikinės klaidos. Ir jie galvoja, kad tikrai jau geriau už juos niekas nieko nepadarys.
Na ir tada patys visada daro, bet tai nėra verslas. Dar yra tavo viena frazė, kad pradedantysis verslininkas nežino, ko jis nežino. Ko tu nežinojai, kai pradėjai verslą ir ko nežino kiti? Ko nežino? Nežino, kas jų laukia. Kartais žmonėms susidaro iliuzija, na, kai tas verslininkas 12 valandą ateina į ofisą, ne, kad, na, ten tai jau iš masažo, taip, kad jau ten tai Relax FM, jau ten tai visiškai tenai jau jie nieko neveikia, nedirba. Arba padarysiu 2 metus, padirbsiu, užkursiu ir toliau važiuos. Ne, tai yra maratonas. Tu bėgi, 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 bėgi. Jeigu tu tik sustosi, konkurentai tave pralenks. Jeigu tik tu kažko ten negerinsi, netobulinsi, konkurentai tave pralenks arba darbuotojai tave paliks. Jeigu tu pats asmeniškai netobulėsi, tada vėl viskas traukiasi atgal. Ir tu kiekvieną dieną turi dėti. Ir dar jie nežino, kad jų pagrindinis darbas bus spręsti problemas. Nes jau dirbau samdomam darbe, atsibodo spręsti problemas, tai jau dabar eisiu, būsiu direktorius ir visi viską išspręs. Nope. Melas. Melas, fantazija, net nežinau, kas čia yra. Erezija, ne, jau taip jau radikaliai galima įvardinti. Ne, visas problemas turi perkošti. Tu gali išdeleguoti viską, bet aš, tarkim, turiu dabar vieną darbuotoją. Kai jinai man, Asta, gal galima man skirti laiko, nu, kadangi atskiri kabinę, tai parašo žinutę. Ir aš einu ir sakau, jau priversi mane priimti sprendimą, nes mes galim jais pasitikėti ir jie priema tos sprendimus savo lygmenyje, bet iš principo tai yra atsakomybė nuolatinė, visos problemos jos apsisuk vis tiek vienaip ar kitaip grįžta ir šitoj vietoj mes tiesiog turime neturėti iliuzijos, kad ten bus labai lengva, paprasta, 2 metus padirbsiu ir po to Havajuose gulėsiu. Dar tokio nepažįstu nei vieno, žinokit, nei vieno. O dirbu 20 metų plus su verslu. Asta, ar Lietuvoje iš esmės yra lengva tapti verslininku, taip iš mokestinės pusės, ar valstybė skatina pradėti verslus, juos auginti? Kokia tavo nuomonė? Nu, čia jau dabar jau psichologui kaip reikėtų pasiguosti. Nu, kaip tas verslininkas vis dar matomas pas mus? Nu, demonas, blogis. Darbuotojus skriaudžia, mokesčių vagia. Taip, aš, žinokite, man verkia širdis, kai žiūriu tų teisininkų istorijas, kai žiūriu tų teisininkų pasakojamas istorijas, kaip darbdaviai nuskriaudė darbuotojus. Taip, tokių esama, bet tai yra mažuma, kurie taip daro. Tikrai, aš pavyzdžiui, aš tokių neturiu. Pas mane pas Parneliu gerai, nėra jų tenai keli tūkstančiai, bet tai nėra klasikinis verslininkas. Tai reiškia, tu susiduri su nuostatom iš visuomenės, kad slepiat mokesčius, vagis, parazitai ir taip toliau. Valstybė, kad skatintų kažkaip ten jau taip labai padėtų, tai ne. Nu, ten yra bausti. Bausti, ten yra požiūris, kad tu esi kaltas. Tiesiog. Už viską. Iš karto. Aš kaip sakau, ir su darbuotojais, tu ryte prabudai ir kaltas. Tai jeigu gerai dieną padarėjai, išrišimą vakare gavai, bet žinok, kitą rytą prabudai ir tu vėl esi kaltas. Tai čia va tas svajonių darbas vadovų pabūti. Bet iš valstybės tokios ryškios pagalbos nėra. Nėra, nes yra kaip tik toksai smaugimas ir tas diržas, žinokit, tempiamas vis stipriau. Nes prieš 8 metus, kai pasakė, ką verslas turės atidavinėti tiesiogiai, kokią informaciją mokesčių inspekcijai, aš tada sėdėjau tam seminare ir sakiau, žinokit, chebrytė, aš keičiu profesiją. Nes, tai yra kosmosas. Bet mes tame dabar gyvenam. Kiekvieną vaštaraštį atiduoda mokesčių inspekcijai. Visas sąskaitas, faktūras, PVM atiduoda mokesčių inspekcijai. Kasos aparatų online viskas eina į mokesčių inspekciją. Mes tokiam griežtam, tokiam geležiniuose spąstuose esam, tai pagalbos aš čia mažai matau, aš matau tik tai kaip tik labai didelį biurokratinį mechanizmą, kuris tą verslą kaip tik labai slopina. Bet tapti verslininku, tai kiekvienas gali įmonę atsidaryti su savo iliuzijom, kad tai bus atostogos, ne? Atsidaryti įmonę yra labai paprasta, o po to jau prasideda staigmenos. O tau kaip buhalteriai dažnai tenka taisyti pradedančiųjų verslininkų klaidas ir kokios yra tos klaidos ir svarbiausia kaina?
klaidos yra, grįžtu prie to pačio, neskaičiavimas. Intuityviai daromas verslas. Turėkite Excelį, kur susirašyti, kiek kainuoja išlaidos mano, kiek aš kur išleidžiu, kiek uždirbu, pasiplanuokite, kiek turite uždirbti, kad padengti visas išlaidas, žinokit visų prekių savikainą. Nieko panašaus. Jie ateina, sako, ai, gal maždaug taip kainuoja, o kaip tu nustatai kainas? Tai va, pažiūriu ten kokiam didžiajam prekybos centro, ten per išpardavimą kainas ir aš tokias darau. Na, iš serijos bando konkuruoti su didžiaisiais, ne, toksai mikroverslas. Tai yra šita labai didelė klaida, neskaičiavimas. Jeigu nori daryti verslą, tu privalai prisijaukinti skaičius. Taškas. Norėjau sakyti, Ana. O kita klaida, jinai yra psichologiškai labai tokia gerokai paklibinanti žmonės, tai yra nedrįsta pripažinti, kad tai yra prieitas liepto galas ir reikia užsidaryti. Skauda per daug. Labai susitapatina. Nes jie galvoja, kad jeigu aš uždarau verslą, tai aš nevykęs, aš netikęs, man nepaėjo, man nepavyko, aš esu blogas. Ne. Šis atvejis, išsirenku pamokas, ne, ką išsinešu, nu kaip aš iš to Vilniaus filialo, išsinešu pamokas, susidėlioju, ką galėčiau daryti kitaip, prisipažinkim nuostolius, kol jie nepadvigubėjo, nepatrigubėjo. Kai turim planą, prieš pradedant verslą, dar pareikim į pirmą, na aš biškai šolioju, bet pagauni mintę, ne? Kai turim pradžioj planą, mes matom, aha, nevykdau, va, viskas, nukertu ir prisiemu tą nuostolį, kokį tuo metu turiu ir važiuoju į priekį. Ne? Su kitu verslu išsinešu pamokas. Bet kai daro intuityviai, jie net nežino, kokiam jie minuse. O jau kai žino, tai jau tada ego labai dominuoja, jie, nu dar biški, aš čia dar padarysiu, aš čia gal taip padarysiu, gal anaip padarysiu, bet neskaičiuosiu, aš čia dar kūrybiškai kažką padarysiu ir finale išeina su dramatiškom pasiekmėm. Nes nuostoliai būna didžiuliai, tai jeigu tu, tarkime, gerai, na tau kaip vadovui regresų neperveda tų visų įsipareigojimų, tavo kaip po vadovo įvaizdis, koks kitas žodis? Reputacija. Prestižas, reputacija kenčia. Ir tokiu atveju mes tiesiog turime skaudžias pamokas. Pakalbėkime apie realybę. Nuo verslo pradžios, per kiek laiko yra realu, kad tas verslas įsivažiuotų, jau taptų tuo tikruoju verslu, investicijos atsipirktų, ar čia toksai, įdėjau į elektroninę parduotuvę prekę ir pardavimai krenta, kas tikėtina, kad norima, bet kiek laiko reikia? Žiūrint, koks tikslas. Na, realiai, ne? Jeigu aš noriu, kad tai užtikrintų tam tikrą stabilų pajamų šaltinį, kad veiktų be manęs, kas ir yra verslas, kad veiktų be manęs, tai reiškia, kad dengtų kaštus kitų darbuotojų, kurie tas prekes vis tiek turės išsiųsti arba ten klapsėti, administruoti, kažką daryti, taip. Tai tada reikia ilgesnio laikotarpio ir aš manau, per 2 metus, jeigu pavyksta įsivažiuoti, tai yra gerai. Bet po to sakau, mes turime vėl augti, nes jeigu mes neaugam, auga konkurentai ir mes tada krentam. Tai maratonas tęsiasi. Maratonas, taip. Jeigu dabar grįžtume į savo buhalterinių paslaugų verslo pradžią, ką dabar darytum kitaip? Greičiau samdyčiau protingus žmonės. O iš pradžių norėjai viską daryti viena? Tai ašgi buvau protingiausia. Taigi už mane ten protingesnių negalėjo būti. Tai kaip aš, vadovė, nežinosiu atsakymo, kurį žinos mano darbuotojai. Tai tragedija. Aha, ilgai užtruko taip su savim padirbėti, kad išsilaisvintum iš šitų jausmų? Iš šitų jausmų aš išsilaisvinau tada, kai sugalvojau parduoti verslą. Ir kai pamačiau, kad be manęs ten ne verslas iš tikrųjų, o tiesiog sąrašas klientų ir keli darbuotojai, kurie vargiai ar pavežtų kažką padaryti, nes aš iškrentu. Ir kai aš nusprendžiau, kad aš turiu padaryti taip, kad tai veiktų be manęs, o aš galėčiau kažkaip kitaip arba auginti, užsiimti verslu, o ne buhalterija. Tai tada ir tas susitarimas su savimi vyko daug paprasčiau. Aš nusprendžiau, kad aš geriau kitaip užsidirbsiu savo garbę. Ir tokiu būdu kažkaip šitoje vietoje vyko šitas susitarimas. O kokius 3 svarbiausius patarimus turėtum tiems, kurie dar nespėjo įšokti į šitą verslininkų traukinį, o dar tik svarsto pradėti savo verslą ir dar dvejoja?
Labai esu girdėjusi gerą patarimą, tikrai neprisimsiu savo garbės, kad jau aš čia tokia protinga ir pati sugalvojau. Jeigu galite nedaryti, tai ir nedarykite. Svarbiausia. Nes čia kaip vaikas. Negali būti, kad neatiduosi širdies ir užlipsi į Olimpą. Taip nebūna. Čia tik tai per tos 15 sekundžių filmukus, taip sako, bet taip nebūna iš tiesų. Tai vienas momentas, antras momentas. Atspėkit, skaičiuoti. Skaičiuojam, tai yra labai svarbu ir būtina ir privaloma. Ir trečias, išmokime pripažinti pralaimėjimus iš to, kas yra pralaimėjimas. Tai nėra pralaimėjimas, išmokime priimti pamokas. Ką išmokom, ką situacija man parodė, išsiėmu viską, kas geriausia ir su tuo turiniu keliauju į priekį. Tai turbūt šitie 3 dalykai. Na ir pabaigai esi sakiusi, kad labai džiaugiesi, kai vadovai vadovauja verslui, o nebūna jo vergai. Ką vadini buvimu vergu savo versle? Oi, prisiminsiu, papasakosiu taip savo būseną. Aš protingiausias. Ne? Aš viską padarysiu, nes visi aplinkui nieko nesuprantantis kvailiai. Kas dar? Tik tai aš vienas aplamai kažką galiu nuveikti, sukurti, padaryti, nieko nepasitikiu ir aišku, dar finansiškai tai neatneša man normalios naudos. Nes neskaičiavau. Tai va čia yra vergystė, o ką ne? Nes įsipareigojimų krūvą turiu ir niekaip nepaleidžiu tos kontrolės iš savo rankyčių, kad kažkas kitas padarytų. Ir net neklausiu, nuo ko pradėti, nes žinau atsakymą. Nuo to, kad skaičiuoti. Taip. Ačiū už pokalbį. Šiandien tai buvo viskas, ką mes kartu su Asta spėjome jums papasakoti. Susitikime prie ekranų kitose Ofiso dramų laidose. Iki.